Nu, tai va, buvau čia truputį su tėčiu pasinikėjęs, bet nieko. Tai va, tai va, čia močiutė dirba, kiek agurkėlių, pomidoriukų, paprikėlių, salotų, visokių čia gėlės, kad geriau augtų, paprikos, čia viskas jį. Čia mano balionas prisikabinau po operacijos. Šiandien darė operaciją, tai va, tai turėjau, man leido pasirinkti, šalinu man adenoidus, tai va, kaip matot, labai gražu, žinau, laikinkit, subscribinkit, komentuokit, ar ką galiu įdomiau padaryti, ir čia va, ką galiu, tai va, čia galiu pafilmuoti. Tai va, jogeliai. Nu, čia yra pavėsinė, bet čia ne ta pavėsinė, kur rytis pasakė, čia jau sena. Čia taip pailsėjo kažkur, jeigu močiutė, va čia duras. Va čia jeigu močiutė dirba, tai ateina čia pailsėti arba ten prie supynės toliau. Tai va, gražu, ar ne? Čia matau, kokie gražus augliukai. Čia žirniai auga. Čia dabar nežinau, neprisimenu, kas čia auga. Čia morkos. Čia brokėliai auga, morkos. Va brokėliai, kur auga. O čia jų. Čia vas įmanoma praeiti. Tas va čia visą praleidau kurį. Tai kad, nu čia va supinė, va čia Tai va, čia mūsų obelis. Įdomu. Tai va, jeigu ką, sakykit, rašykit komentarus per garsiai, per tyliai kalbu. Rašykit, nebijokit, laikinkit, subscribinkit. Noriu pasakyti, jeigu ką, jeigu dar nepamiršot, priminsiu, surinkius 50 laikų ir jeigu surinksiu 50 laikų, tada paimsiu vieną žmogų, o kitą 50 subscriberių, tai tada paimsiu kitą žmogų ir jie galės filmuoti YouTube su manim. Tai va, kol ką žaidimų dar nefilmuosiu. Filmuosiu savo visą kiemą, ten viduje dar aprodžiau, bet ten labai mažai, pirmas epizodas buvo toks lievas, o čia rožės, čia gražu tujos, ten tujos toliau, ten už tikrųjų, o čia, nu tai va, parodysim baseiną, gal išlys žuvis, čia mūsų į vidų įėjimas, ten yra dar kitur aplinkui geresnis, nu tai va, čia yra žuvų prūdas. Čia dar jis sakydavo močiutė, kad čia maudydavosi. Tai va. Tai einu parodyti video. Tai va. Tai šiandien mes baigiam epizodą. Tai trečią epizodą aš jums parodysiu namie. O taip, nu tai va. Matysim kitą kartą. Iki.